Gerų naujienų tikrai nebus. Dalyvavome Matsuryje šeštadienį ir pavažiavome realiai gal kokius tik tais 5 ratus ir leidžiantis nuo kalno man Matsuryje dingo trauka. Variklis nebeužsikūrė, mašina stovi žolyne. Ką daryti? Nu tai atvažiavo tralos, išvežė. Pitose nuserdėme, pasižiūrėjome, ką mes čia turime. Vienu žodžiu reikaliukai, kažkas paukštelėjo, nebėra kompresijos. Kažkokį vaizdžiai iškart nematėme, sakome, įsisukime žvakes. Tai 4 cilindre, žvakė visiškai užplakta, vos ją išsukom, sriegis užplakta, supratome, kad bus ir vožtuvai, ir stumoklis ir taip toliau. Tai nieko nelaukė, palikom visą festivalį Matsurio ir grįžome greitai pas mumis į servisą. Kokiu, matai, kai tapus visas. Liktai su harikiukai vėl. Nu ką vyksta? Traukimo darbai varikliuko. Variklis važiuoja į Telšius pas Tomuką. Gerų naujienų tikrai nebus. Šeštadienį naktį nuėmėm galvą. Biškį, turim saldainį. Nebetraukė tą mašiną dėl to, kad vožtuvo kepurė nulikė. Pamatėme defektus, tai susiskambinome su FCP Engineering. Nu vėl susitikom su geriausiu draugu, vėl negeriausiam aplinkybėm. Parašė šiek tiek kaltienos. Vožtuvėliai, piroklytės, indekliukai, smėgės ARP, stumokliai nauji, tarpinė sportinė su žiedais. Tėmėme visas naujas detalės, susišlifavome galvą pas Tomą Runčą, susiorganizavome visus remonto darbus, susirezervavome sukimą ant stendo. Realiai per pirmadienį, antradienį, trečiadienį turi būti pagamintas visiškai naujai variklis ir pasiruošta į Estijos varžybas. Estijos varžybos vyksta ketvirtadienį. Tai dirbsim naktimis, dirbsim, jeigu reiks, ir iki paryčių. Realiai yra 3 dienos likusios. Tai stengiamės iki ketvirtadienio.